o tikri istorikai kasgi ir pasakoriai. Politiniai veikėjai, istorikai ir politiniai veikėjai, kiek politika pakeitus istorijų, kokia politika, tokia istorija, taip kad ta istorija keičiasi ir keičiasi. O tikra istorija mums po kojom guli, tik neleidžia jos knaisioti mums. Pažiūrėkit, kaip nuostabu, matot ant viršaus, kažką jie čia pasidarė, kažkokias kolonas sustatė, kažkokį betoną užsidėjo ant tų senų visų pastatų, kažką čia gaivins, kažką čia darys. Daug dievė, kokį muziejų atidarytų, dar kažką. Bet po čia visur vaikšto tuneliai senoviniai. Ir visur yra landos. Va kaip ten, va matot, vanda nueina. Nueina, tu gali vaikščiot po visą miestą tuneliais, iš bažnyčios į bažnyčią. Ir šito jie nenori, kad mes sužinotume. Kauno senamiestis. Matot, va čia dar likę gabalėlis biški istorijos. Va čia va dar likę. Ir va toks buvo visas raudonas senamiestis, tiesiog užsieniečiai atvažiavę į Kauno senamiestį atkritinėdavo iš Kauno senamiesčio gražumo. Ir visa va tokia architektūra ir slepiama. Matot, žmogus įsikovojo dar turbūt, kad nerestauruotų šitos pusės, visur jau užtepliota, uždažyta. Ir matot, iš tokios senos architektūros patampa į tokį va šlamštą. Viskas slepiama, yra Europos nupirkta, kad nebūtų mūsų protėvių architektūros gotiškos. Plyto šneka apie istoriją, plyto šneka, kas čia dėjosi ir jie viską naikina. Žiūrėkit, va dabar šitas pastatas jau raudonas, ten jau, pažiūrėkit, kokia architektūra šito pastato raudono, kokios arkos. Kaip va dar išlikę viskas, jūs įsivaizduojat, koks buvo gražus senamiestis. Kaip užnaikino visą gotišką architektūrą. Pažiūrėkit, koks grožis. Ir čia dalis eina, dalis vieno objekto. Čia va bažnyčia eina ten į šoną. Va čia turi būti viskas, tokių raudonų plytų, įsivaizduoja, tokiais raštais nuklota. Va to špūlės, bevėlis, elektros buvo. Visi tie ornamentai, elektrą pastatui perdavinėdavo, mes naudodavomės bevėlę elektrą, viskas slepia. Kas buvo, viskas slepia, jie net nenori, kad išlystų galvai, kad kažkada buvo tokie dalykai, už tai nupirkami Europos lėšom centrai ir uždažomi visi. Sena gotika. Va, kas čia? Čia va, kas liko, jau po 2 metų bus uždažyta čia viskas. Įsivaizduokit, kokius pastatus naikina, kokią istoriją naikina. Pažiūrėkit, tiesiog nuostabu. Suprantat? Arkos kokios. Čia dar, aišku, atrestauruota, bet buvo išvis kokio grožio. Ornamentas ornamento viskas puošdavo. Tiesiog eini, dabar pažiūrėkit, viskas išdažyta, viskas raudonumo, nulis raudonumo. Va, špakliaus kažkokio pridėjo, daviniojo kažkokio šūdo. Visa architektūra raudona dingo. Uždažyta, užtinkuota. O čia dar raudona liekė. Tai va liekė tokios darbo, tipo ale bažnyčios. Elektros čia namai, ne bažnyčios. Mums pasakyta, liekė bažnyčios protėvių, o tai kur? Kur gydyklos, kur fabrikai, kur viskas, kur kokį pastatą pamatai bažnyčią. Mūsų apgaudinėja istorijos ir naikina likučius visus. Kažkada senamiesčio einu pakrantę. O šitie namai specialiai buvo statomi raudonų plytų, kad derintus prie viso senamiesčio architektūros, nes viskas turi būti raudona, senoviškai. Kad ir naujas statinys derintis raudonos plytos prie architektūros. Įstojom į Europą, viską išnešiojo, nėra architektūros. Viskas. Žiūrėkit dabar. Pažiūrėkit, kur aš jas atvesiu. Kur mūsų protėviai visi pakasti. Va žmonės, tikras centras mūsų, protėvių mūsų miestas, kokie akmenys sujungti su plytom. Va čia, jie atkasė į biškį į žemę. Visą senamiestį, jei kastume į žemę, va tokius cirkus rastume. Rastume užkastus 2 aukštus, 3, 4 aukštus. Visas senamiestis yra skendęs. Pažiūrėkit ten detalės, kokios aš jam pritrauksiu. Koks grožis. Kas 120 metų senamiesčiai visi skęsta.
Ir jūs, kaip einate į barus, į restoranus, viskas yra senamiestyje iškart požemiuose. Tie požemiai yra treti, ketvirti, gal net aukštai. Šitie akmenys, pažiūrėkit čia kokias detalės. Kaip čia jie statė, fainai. Pažiūrėkit, kokia architektūra buvo ir raudona plyta ėjo su akmenimis, įsivaizduojat, paslėpta architektūra, Tartarijos mokslus, Tartarijos likę miestai, nuskendę miestai ir apardyti jau. Čia tiesiog fantastinė vieta. Pažiūrėkit ten kokią arką. Šitie miestai buvo nuskendę netikėtai, visi žmonės, visi įrankiai, visos technologijos yra čia va paskendę. Ir jie ką randa, nieko nerodo. Jei žmonėm leistų atkasinėti senamiesčius, mes tokius rastume. Mes rastume tikrą protėvių praeitį, kurios neina nuslėpti, kurios neina pakeisti, kur plytos viską šneka ar papasakoja. Ir kiekvienas centras yra užskendęs. Ir mes vaikštom ant protėvių kaulų. Visa istorija yra mum po kojom. Ir va, kas afišuos va šitą vakarado, kas čia va. Čia juk miestas, suprantat, senamiesčio miestas mum po kojom. Ir jei mum tik leistų va atkasinėti viską žemyn, mes rastume prie kiekvieno namo tokią va istoriją. Visi pirmi aukštai paskendė yra. Visi. Matot, kaip namas va eina, žiūrėkit. Va, žiūrėkit, ant ko laikosi namas. Matot? Ant ko laikosi namas. Matot? Ir ten va visur požemiai eina, protėvių tuneliai. Ten va dar į apačią. Ir va ten va miestai. Po miestų dar miestai eina. Matot, ant kokio pastato čia viskas yra pastatyta. Čia tiesiog fantastika. Matot, koks senovinis. Tas stovi ir dar tas dar ant to stovi senovinio. Matot, va apačioj senovinis koks eina. Pažiūrėkit, kur sukies ten va kraštai, kokios arkos, kokie nuėjimai. Va ten visur požemiai, juk visur miestai eina. Čia atkastas lygis juk visur. Fantastika, va matot, kiek atkasė, kiek įrodymų iškart į visos pusės tuneliai, į nuėjimai, į visur. Čia fantastika, čia va biški tik tai pakasė, kiek čia pakasė, visą miestą atkasė. Eina savo, jei mums leistų kasti visas senamiesčius, mes atkastume tikrą protėvių praeitį, tikrą istoriją. Bet vergam draudžiama kasti 0,5 metro gylio. Jei šulnį nori įsikast, krūvą leidimų, ten nerealu, jei tu dar giliau nori, o jei tu miestuose iš viskas nori, tau nupjautų rankas, kojas, tau neleistų nieks kasti nieko gyvenime. Jie neleidžia mum kasinėtis, neleidžia sužinoti tikros istorijos. Pažiūrėkit, eina, matot, pastatas ir pastatas va čia ir kaip nuėjimas to pastato iš senovinių raudonų plytų su arkom kokiom, su visko. Va čia juk atkastas lygis. Na, žodžiu, fainai žmonės, mum po kojom įrodymai. Jei mum leistų knaisiotis, mes rastume tartariškas paslaptis, tartariškas technologijas, aukštų vibracijų, garso vibracijų. Rastume bevėlės elektros įrodymus. Mes rastume įrodymų, kad mūsų protėviai buvo daug galingi, pastatę šitus galingus miestus, o ne kažkokie, kad atsirado tekinimo įrankis, geležis, nes vienai čia tik progresas paskutinį šimtmetį šovė. Ne paskutinį šimtmetį protėviai, kuo vėliau į praeitį, tuo mes protingesni buvom. Tiesiog politika valdo mūsų praeitį, mūsų žinias. Kaip atimi žmogaus praeitį, atimi iš jo ateitį. Tava matot, atkastas va tas miestas, matosi, va čia, skaityk visas senamiestis būtų, visi, čia mes dabar žertume atkasinėt, va visas, va matot, visas lygis, va kaip žiūri, ir va bažnyčia eina. Tai va visas lygis yra nuskendęs, dabar va atkasinėtume, dar žemiau eitume, būtų vien tokia senovė, visur, visų pastatų. Matot, kaip nuskendė, va matos nuskendimas, visur durys neatitaikytos, tai mažyties. Va durys, tai vėl kažką kaip skendė pastatai. Visi restoranai eina į požemį. Senamiesty visi restoranai po žemė, tai ten 3, 4 aukštai. Netikri, nėra šitų pastatų pamatų. Iki jų, kad dasikasti, jūs patikėkit, kiek čia kastis reikia. Ir po to va mes atėjom, dasigriovėm tokias arkas ir čia bus mūsų namai.
Suprantat, lygis langų ir po to gaunas pastatas 2 tik aukštų, ne 2 aukštų, va matos statybos nueina viską žemyn. Va, įrodymas jums, kad čia ne 2 aukštų buvo pastatai, ne 2, o matot, va kaip, va kur nueina, matot, va, kur lygis visas nueina. Ir dar nueitų, dar čia negalas, čia nėra jokių pamatų. Mes kastume. Gal tik stogai likę iš visko per tarijos. Ir matot, kaip nueina va, viskas po žemę. Ir va taip atkasinėtume visą centrą. Visas centras tiesiog nusėdęs būtų naujais keliais, naujais tuneliais, naujais viskuo. Čia koks 4 aukštas pastatų eina, suprantat? Ir mums neleidžia už tai kasti, neleidžia ir neleis. Nes šiandien visos technologijos, visos žinios, kaip pastatė šitus visus galingus pastatus su didelėm technologijom žmonės. O po to istoriją pakeitė, ale dabar tik technologijos atsirado. Mūsų protėviai turėjo labai aukštas technologijas. Ir va tos technologijos čia va mums po kojom guli, tik mums neleidžia kasti į apačią. Neleidžia sužinoti. O akmuo šneka daugiau nei žodžiai. Žodžius gali iškraipyti, o akmens istorijos tu nepavoksi. Už tai mums uždrausta kasti. Fantastika. Įsivaizduojat, dabar mums leistų atkasti va šitą visą. Įsivaizduojat? Rotušę mums leistų atkasti. Taigi ten eitų visas miestas po žemę. Čia leistų šitoje aikštėje prie eglės mums knaisiotis, čia didelis miestas būtų atkastas. Visur atsikastų 2 aukštai, suprantat? Atsikastų visai tikra istorija.